3, 2, 1, filmuojam. Lukai. Sveiki gyvi. Taigi, Vytauto Didžiojo gimnazijos žinios. Norėtume jums šiandieną pranešti dienos naujienas. Atsiprašome, bet dienos naujieną neturime. Todėl einame tiesiai prie kriminalo. Sveiki! Šį vakarą žiniose Vytauto Didžiojo gimnazijos rasta didžiausia šaunamųjų ginklų kontrabanda istorijoje. Žene? Aš tau likus atiduosiu. Žene, klausom. Taigi, mes dabar esame šalia pono Broniaus, kuris mums papasakos išsamiau apie ginklų kontrabandą šioje gimnazijoje. Šioje gimnazijoje ginklų kontrabanda yra tikrai gana aktyvi ir bet kuris moksleivis tiesiog galėtų nusipirkti bet kokį nelegalų ginklą tiesiog labai paprastai ir gana nebrangiai. Taip, ačiū. O kitas klausimas būtų, pavyzdžiui, ką jūs galėtumėt pasakyti, kurio ginklu geriau šauti, ar revolveriu, ar pistoletu, kai norėtumėt šauti savo priešą? Na, čia labai toks sunkokas klausimas, nes kiekvienas ginklas turi savo naudojimą. Tačiau... Kas čia per šūviai? Kas čia per šūviai? Kas čia per šūviai? Bėgam, palauk. Ar toj pusėj? Nesuprantu, kas čia vyksta? Kurioje pusėje čia šūviai? Kas čia? Bėgam. Kas čia per šūviai? Kas čia per šūviai? Bėgam. Aš nežinau, kas čia vyksta. Bėgam. Nesuprantu, kas čia per šūviai. Kas čia dabar yra? Kas čia įvyko? Kas čia atsitiko? Ar jūs gerai jaučiatės? Nemanau. O gal jūs užsieminėjot ginklų kontrabandą? Jūs užsieminėjot ginklų kontrabandą? Jūs norėjote žudyti? Kas čia vyksta, Dieve? Matas, kad jūs nekaip jaučiatės. Kažkas... Kur? Paslėpkit kameras. Taigi, matome, kas šiais laikais vyksta šiuolaikinėse gimnazijose. Į turtingų tėvų vaikai daro, ką nori ir leidžia savo viską. Saša? Ačiū, Žene. Ką tik grįžome iš po kriminalų ir dabar norėtume pereiti prie orų prognozės. Volodė? Volodė, klauso. Sveiki gyvi. Dabar bus orų prognozė. Dešiniai bus šilta, kairiai bus šalta. Viršui šilčiau, o pačioj karščiausia.